Sveiki gyvi, gerbiami žiūrovai, brangus draugai. Sveiki taip pat ir ne visai draugai. Šioje laidoje norėčiau pasidalinti savo samprotavimais dviejomis temomis. Tai yra apie artėjančius prezidentinius rinkimus ir tai, ką mano bent kukliu požiūriu vertėtų ryšium su jais daryti. Ir antra tema – tai klausimas dėl inteligentijos ir inteligentijos vaidmens visuomenėje. Galime sakyti, dėl inteligentijos atsakomybės už mūsų šalies, mūsų tautos, mūsų liaudės, mūsų visuomenės likimą. Antrą temą dar kitaip galima būtų formuluoti kaip tai, kodėl visgi manau, kad dėl situacijos mūsų toje visuomenėje, tai yra dėl politinės, kultūrinės ir ypatingai moralinės atmosferos, iš esmės toksinės, nuodingos žmogui ir visuomeniai, visuomeniškumui, žmogiškumui kaip po tokiam, kodėl dėl to kaltesni esame mes, draugai ir kolegos inteligentai, o ne toji paprasta mulkinama ir manipuliuojama liaudis. Taigi, pradedant nuo pirmosios temos, tai yra prezidentinių rinkimų. Iškart norėčiau pasakyti, kad čia nepretenduoju nei į pranašystę, nei aiškiaregystę. Tai yra, aš nesiruošiu pateikti kažkokių absoliučių 100% prognozių. Nes yra labai ir labai daug ko aš nežinau, kaip ir aplinkybių, kurios gali visaip keistis. Tuo pačiu pabrėšiu, kad čia nesiruošiu pūsti muilo burbulų ir kurti kažkokių tai sensacijų apie tariamą išsigelbėjimą su vienu ar kitokiu kandidatu ir kad čia kažkas ateis, paims valdžią, išgelbės Lietuvą, čia nušluos Landsbergių klaną ir panašiai ir panašiai. Kaip tik priešingai, stengsiuos išlaikyti realistišką, objektyvų matymą ir kiek įmanoma šaltesnį protą. Na ir tai pasakęs konstatuosiu, kad mano manimu šie rinkimai artėjantis Lietuvoje politiniu požiūriu iš esmės kažko taip radikaliai nepakeis. Štai landsbergistai jau išsirinko Šimonytę vėl kaip savo kandidatą. Manyčiau, nebūtina net įrodinėti, kad realių šansų laimėti tą prezidento kėdę TS LKD su Šimonyte neturi, nes kad ir kiek jie ir jų liberalieji, žydrieji bičiuliai bemylėtų Šimonytę, daugumai lietuvių šis asmuo vis dėlto yra neįtin patrauklus, sakykime. Tuo tarpu toji dauguma lietuvių, ji neabejotinai eis ir nubalsuos už bet ką, kad tik tai nebūtų landsbergistų kandidatas. Šiuo požiūriu, manyčiau, alternatyva greičiausiai bus tarp Gitano Nausėdos antros kadencijos ir galbūt tarp dabar viešumoje ypatingai piarinamo Igno Vėgėlės advokato. Pabrėžiu, kad visi trys minėti asmenys, ir Šimonytė, ir Nausėda, ir Vėgėlė, tai yra būtent sisteminiai politikai. Jie nemeta jokio iššūkio esamai sistemai. Bet tame tarpe ir ponas Vėgėlė. Ir tai pabrėžiu, nes yra nemažai mūsų bendrapiliečių save dėl vienų ar kitų priežasčių siejančių su taja taip vadinama nesisteminė opozicija, kritiškai žiūrintys į patį mūsų šalies kursą, tame tarpe ir į antitarybinę, rusofobinę psichozę įsiviešpatavusią, kurie tuo pačiu žavisi Vėgėlę, laikydami jį kabutėse kažkokiu galimu vilties prezidentu, naudojant tą pačią etiketę, kurią kadaise klijavo, kiek pamenu, Juozaičiui, kai šis balotiravosi į prezidentus. Na, bet jei trumpai, tai Vėgėlė, nežiūrint jo karjeros peripetijų, kuris ten Amerikon vyko ar nevyko, bet jo pozicija principinė
esminiais klausimais mūsų šiandienos gyvenimo, o tie klausimai, kurie šiai dienai būtų lakmuso popierėlis, tai yra būtent užsienio politikos klausimai, mūsų šalies santykio su išoriniu pasauliu klausimai. Jis principeliai nieko nesiskiria nuo visų kitų sisteminių politikierių. Jis yra aršus amerikanofilas, jis yra rusofobas. Ir tai puikiai konkretizuoja jo laikyseną, kai vyko 20 metais Baltarusijoje nepavykęs, ačiū Dievui, valstybės perversmas. Tai vėliau prieš koronos tuos karantinus, kaukės ir taip toliau išstojęs Vėgėlė, jis tada patenkintas savo dalyvavo tapino ir tapinoidų toje vadinamoje laisvės kelio akcijoje. Ala už demokratiją ir laisvę Baltarusijoje. O realiai žinoma už Baltarusijos kaip suverenios valstybės sunaikinimą, jos ekonomikos ir jos žmonių nustekenimą. Tai yra iš esmės už baltarusišką Maidaną ir dabartinės Ukrainos katastrofos išplėtimą Baltarusijoje. Kas, aišku, atskira tema. Bet esmė, kad Vėgėlė nėra joks ten nesistemininkas, joks ten ala kovotojas prieš sistemą. Tai sisteminis politinis veikėjas, kuris dabar, man atrodo, yra pumpuojamas visokių kanalų, tame tarpe ala opozicinių, ten Janutienės, OpTV ir panašiai, kaip ala tokia alternatyva. Bet kaip ir tie ala opoziciniai žurnalistai komerciniai, kurie tiesiog buvo nustumti nuo lovio. Taip ir Vėgėlė, jis tiesiog konkuruoja dėl savo vietos, dėl dalies pyrago, bet pačios sistemos, pačio principo jis niekaip keisti nesiruošia. Aišku, tai konstatuodamas, aš jokių būdų nesiruošiu nei juodinti, nei žeminti, įžeidinėti Vėgėlės kažkaip ar jo gerbėjų. Mes, aišku, visi turim teisę į savo nuomonę, į savo pasirinkimą. Man, aišku, Vėgėlė tai reikalingas kaip šuniui penkta koja, bet visgi pripažinsiu, kad tiek Vėgėlė, tiek ir Gitanas Nausėda, jie be abejo yra mažesnis blogis, taip sakant, lyginant su konservatoriais. Mums pakanka pasižiūrėti elgesį Nausėdos, koks jis silpnas ir neryžtingas bebūtų, su elgesiu su laikysena Grybauskaitės, kai ji šeimininkavo prezidentūroje. Na ir žinoma, baudžiauninkiško mentaliteto lietuviukai visokie, sergantys Stokholmo sindromu, žavėsis, kad štai stipri prezidentė, o štai Nausėda mėmė ir panašiai ir panašiai. Bet, atleiskit, gerbimieji. Geriau jau nepiktybinis mėmė, negu aktyvus, agresyvus ir itin piktybiškas asmuo, sakykim taip. Na, bet čia tik tarp kitko. Esmė visgi yra ta, kad realus pasirinkimas, aš manau, greičiausiai ir sueis tarp tųjų alternatyvų Šimonytei. Šimonytė bus vienoje pusėje, ji tikrai pralaimės, ir kitoje pusėje bus vienas iš tųjų nelandsberginių kandidatų. Nelandsberginių tai yra, jie be abejo veikiami Landsbergių klaną, jie be abejo priversti su juo skaitytis, bet jie nėra tiesioginiai jo statytiniai. Tiesioginio valdymo, tiesioginės kontrolės prezidentūroje. Landsberginiai, ačiū Dievui, šiai dienai įtvirtinti negali. Ir nemanau, kad jie galės tai padaryti artimiausiai bent ateityje. Žinoma, yra ir visa eilė taip vadinamų antisisteminių ar nesisteminių kandidatų į prezidentūrą apsiskelbusių. Pradedant kokiu Kandratu Celofanu, baigiant ten, reiškia, Tutkum, tarkim. Na ir kai dėl jų, tai patinka kam ar ne, bet iš karto pasakysiu karčią realybę. Kad nei vienas iš jų, nesvarbu, jis jums patinka ar nepatinka, jis man patinka ar nepatinka, bet jokių realių šansų patekti į prezidentūrą jis neturi. Ir turėti negali. Ir net ne dėl to, kad ten būtų kažkoks piktas sąmokslas, ar ten rinkimų klastojimas, ar ten dar kažkas tai tokio panašaus. Tikrovė, gerbiami žiūrovai, yra ta, kad jokių šansų nėra dėl to, kad toji nesisteminė opozicija ir įvairūs judėjimai bei partijas ją sudarantis. Nuo kairės iki dešinės, sakykime, nuo Paleckio kokio iki Radžvilo, ne? Ji neturi
tvirtos socialinės bazės. Tai yra, ji neturi platesnės atramos šiuolaikinės Lietuvos visuomenėje. Tai yra tik atskiros grupelės ar atskiri asmenys, kurie didesniu ar mažesniu laipsniu yra izoliuoti nuo tos Lietuvos visuomenės ir jos politinio organizmo, jos, sakykime, politinės struktūros. Ir šią prasme galim sudėlioti netgi teoretiškai, kad jeigu ir patektų realiai antisisteminis žmogus į tą pačią prezidentūrą su ketinimu imt ir viską šluoti iš pagrindų, keisti užsienio politikos kursą ir taip toliau ir panašiai. Tai net jeigu tai ir vyktų, kas praktiškai neįmanoma, todėl skaitykim, kad tai būtų stebuklas, tai netgi tam įvykus apkalta 100% garantuota. Todėl, kad ir tas pats prezidentas, jis nėra vienvaldis kažkoks asmuo, jis yra dalis institucijos. Institucija tuo tarpu, bet kuri, yra surišta su kitomis institucijomis. Ir kiekviena institucija, ir jas visas urmu sudaro konkretus gyvi žmonės. Ir tie gyvi žmonės, kurie egzistuoja šiai dienai, patinka mums ar ne, bet su taja vadinama nesisteminė opozicija, neturi ir nenori turėti absoliučiai nieko bendro. Jie yra susirišę su vienomis ar kitomis, taip vadinamomis sisteminėmis partijomis. Ir nebūtinai landsberginiais. Tai gali būti Karbauskio ten tie žalieji, gali būti socdemai, gali būti Uspaskichas, kas nori. Bet šiuo požiūriu, nesisteminė opozicija, taip vadinama, pačia plačiausia prasme, ir šią prasme aš pats taipogi jai priklausau, ir šito, aišku, nei neigiu, nei tai slėpiu, mes esame marginalai, mes esame visuomenės paribyje. Tuo aš nesakau, kad reikia nuleisti rankas, nieko nedaryti, ten nebalsuoti, neiti rinkimus, ar ten tiesiog užsidaryti kažkur į vienuolyną kokį ir savo sėdėti. Galima pagaliau, ir net sakyčiau reikalinga, dirbti ties tos socialinės bazės, ties tos atramos visuomenėje formavimo. Bet tai nėra kelių mėnesių ten priešrinkiminės kampanijos, ar pusmečio, ar netgi kelerių metų darbas. Tai yra ilgas metų ir net dešimtmečių reikalas, uždavinys. Tai yra dalykas, kuriam ištisos grupės žmonių, ištisi sluoksniai turi pašvęsti savo gyvenimus. Tai yra, kaip Leninas kadaise sakė apie NEPą, naują ekonominę politiką. Tai yra rimtai ir tai yra ilgam. Na, bet čia vėlgi atskira tema. Kalbant tuo tarpu konkrečiai dėl atskirų kandidatų, tai man prie širdies be abejo labiausiai būtų Algirdas Paleckis. Bet kaip žinia, Algirdas šiai dienai yra įkalintas. Jis sėdi kalėjime už tariamą ketinimą šnipinėti, tai yra net ne už šnipinėjimą, o už ketinimą tai daryti. Ir jei pažvelgus į likusius mūsų veikėjus, kurie dabar deklaruoja, kad balotiruosis prezidentus, man priimtiniausias pagal savo programą deklaruojama ir pagal savo laikysenas be konkurencijos būtų profesorius daktaras Eduardas Vaitkus. Tai yra visų pirma, kad programos požiūriu esminiais klausimais politiniais, būtent kaip prezidentinis kandidatas galimas, jis niekuo iš esmės nesiskiria nuo Algirdo Paleckio. Tai yra, jis pasisako už suverenę, už neutralią Lietuvą, už adekvačius santykius su kaimyninėmis šalimis, įskaitant Rusiją ir Baltarusiją. Jis taipogi turi stuburą, turi drąsą kelti klausimą dėl Lietuvos narystės NATO ir Europos Sąjungoje teisėtumą, ko kiti alakovotojai ir gelbėtojai nedrįsta net minėti, arba jie gal nuoširdžiai palaiko tą mūsų narystę, manydami, kad viskas čia yra labai gerai ir labai puiku. Na ir kaip žmogus aš matau, kad Vaitkus laikosi tvarkingai, rimtai ir adekvačiai. Kas pabrėžiu, taip vadinamai nesisteminiai opozicijai, kuri žymiai panašesnė yra į cirką ar kažkokį karnavalą, negu į politinę kažkokią tai
politinio veiksmo, politinės kovos arena, tai yra daug jau. Adekvatumas, psichinis ir padorumas kultūros ir moralės. Šios beprotybės fone. Tai jau yra labai ir labai didelis dalykas. Taigi, jei kas nors klaus, aš palaikau profesorių Eduardą Vaitkų. Bet jį palaikydamas turiu pabrėžti du svarbius momentus. Pirmasis jų, tai būtų mano nuogąstavimai, kad nenustebčiau, jei tas pats profesorius Vaitkus pakartotų eilę Algirdo Paleckio padarytų klaidų, ryšim su savo kampanija rinkiminė ir, sakykime, bandymu rutuliuoti tam tikrą politinę veiklą. Tuo turiu omeny ką. Jei paprastai ir trumpai šnekant, tai kai tu bandai formuoti organizaciją ir pradedi tai kviesdamas žmonės, tau dažniausiai nepažįstamus, kad štai junkitės prie mūsų, ateikit vat čia. Tai ateina visokiausi žmonės. Ir žinant, kokia nukraujavusi toji mūsų lietuvėlė, tiek išsivažinėjusių žmonių, tiek išmirusių žmonių ar pasitraukusių iš viešo gyvenimo žmonių prasme, tai nemalonu konstatuoti, bet labai ir labai stipriai trūksta kadrų. Kadrų tai yra žmonių, kurie būtų tiek konkrečiose srityse kompetentingais, gerais specialistais ir kurie tuo pačiu būtų padorus, būtų idėjiniai, taip sakant. Ir pasiruošę dirbti, kaip sakoma, visuomeniniais pagrindais. Tai yra be darbo užmokesčio grynai iš idėjos, iš savo įsitikinimo. Nemanipuliuojant žmonėmis, nesižarstant apgaulingais pažadais, nekaulijant naglai pinigų ir taip toliau ir panašiai. Tai yra labai labai reta. Nes kaip esu anksčiau vienam video apie tai, kas yra kovotojai su sistema, tie vadinamieji opozicionieriai Lietuvoje. Nuorodą į tą video rasit žemiau aprašę. Tai dėja, bet didžiulė dalis tųjų ala kovotojų yra elementarūs Ostapai Benderiai. Na ir kada gerbiamas Paleckis bandė formuoti tąją teisingumo aušrą, jisai irgi kvietė, ir aš pats prie to prisidėjau, kad visi prisidėkit, prisijunkit. Ir jokios principinės atrankos jis netaikė. Ko pasekoje? Prie visokiausių žmonių. Ir čia net nesprendžiam, nesvarstom, geri jie, blogi ar dar kokie. Bet jie visiškai kitokie, priešingi vieni kitiems, su visiškai skirtingais siekiais. Vieni ala gelbėt Lietuvą nori, antri ten socializmo nori, treti nori tiesiog pasidemonstruoti savo veidą, pasipinigauti ir galbūt užsieniuose išpešti naudos ten savo ar savo šeimos nariams kažkokios. Kiekvienam savo, kaip sakoma. Bet esmė yra ta, kad tuomet gaunasi prieštaringa košė, realus darbas nevyksta ir nieko doro neišeina. Geriausių kabutėse atveju gaunasi tiesiog veiklos imitacija, muilo burbulas, o ne reali organizacija. Ir sakau, tikrai nenustepsiu, jei kažkas panašaus nutiks ir Eduardui Vaitkui. Ir tai tikrai ne dėl to, kad jis būtų blogas ar kad jis būtų kvailas. Aš neabejoju, kad jis yra ir geresnis, ir protingesnis už mane. Tai tiesiog yra klausimas, pirma, objektyvios situacijos Lietuvoje ir ypatingai šioj ala kovotojų vadinamųjų terpiai. Ir antra, tai yra jau klausimas dėl patirties, praktinės patirties toje ala nesisteminėje politikoje. Nes kai tą kelią jau esi kažkiek praėjęs, tai matai realybę visiškai kitaip, negu kada žiūri iš šono ir svaigsti visokiamis iliuzijomis, kad štai mes čia trupučiuką užjudėsim, papiketuosim ir panašiai, ir neva tai čia pasikeis pasaulis. Na bet tiek to, čia yra Vaitkaus reikalas, aš jam te galiu palinkėti sėkmės ir tuo pačiu tikrai nebūčiau prieš prisidėti ar prie parašų rinkimo, ar kitaip pareklamuoti jo kandidatūrą.
Na ir iškart pereikime prie antro momento, kurį iš tiesų nesunku nuspėti, jeigu atidžiai klausėte, ką aš kalbėjau paskutinės kažkur 10 minučių apie sisteminius ir nesisteminius politikus, apie sisteminius ir nesisteminius kandidatus, socialinę bazę ir taip toliau ir panašiai. O tai yra, kad realių šansų patekti į prezidentūrą 24 metais Eduardui Vaitkui visiškai nėra. Nereikia svaigti apie tai, ko negali būti, apie tai, kas tiesiog prieštarauja objektyviai realybei. Ir norint tai suprasti, tai reikia tą patį Vaitkų įstatyti į bendrąjį vadinamosios nesisteminės opozicijos kontekstą. Apskritai į bendrą Lietuvos politinės, socialinės tikrovės kontekstą. Tai yra, net jeigu per stebuklą Vaitkus ir patektų prezidentūron, absoliučiai garantuota būtų apkalta ir jo pašalinimas iš ten. Atsiminkim, kaip prieš beveik 20 metų jau buvo susidorota su Rolandu Paksu, kuris net nesakyčiau, kad buvo kažkoks tai antisisteminis ir apskritai neturėjo kažkokių kilnių ketinimų gelbėti ten Lietuvą. Tai tiesiog buvo politinis veikėjas, dabar jau dėja, ir iš tiesų dėja, tapęs politiniu lavonu, kuris savo laiku būtų galbūt galėjęs vesti Lietuvą panašiu keliu, kaip kad Vengrija, sakykime, nuvedė Orbaną. Tai yra bent užsienio politikos atžvilgių tokiu labiau suvereniu, neutralesniu, ramesniu, sakykime, keliu, kuriuo einant grėsmės mums tapti karo zoną ir tiesiog susinaikinti, arba imkim pavyzdį iš gerokai žemesnės grandies. Mano mėgstamą pavyzdį. Tai Klaipėdos savivaldybės taryboje buvusi Viačeslava Titova. Žmogus, kuris buvo išrinktas klaipėdiečių balsais į miesto savivaldos organą, jis išreiškė, sakykime, skeptišką požiūrį į vieną žymiausių, taip vadinamų, kabutėse, miško brolių veikėją Adolfą Ramanauską Vanagą. Tai yra į idėją dėti jo garbį atminimo lentą Klaipėdoje. Vien už tai jis buvo toje pačioje taryboje savo kolegų, tarybos deputatų, ėdamas, kad štai jis čia labai blogas, jis negerbė čia mūsų laisvės kovotojų, taip toliau panašiai. Jį reikia, suprantat, pašalinti velniu. Jam buvo organizuojama apkalta. Titovas iš karto pats atsistatydino ir naujai balotiravosi į savivaldą. Jį tada patys klaipėdiečiai vėl išrinko, tuo būdu įrodant, kad žmonės jį palaiko, kad žmonės juo kaip savo deputatų pasitikė. Bet ir tai savivaldybės deputatams buvo absoliučiai nusispjauti. Jie apkaltino tariamų kažkokiu priesaikos sulaužimu ir padarė apkaltą. Net nekalbant apie jo atžvilgių ėjusius grasinimus ir odioziškas pasitičiojimo akcijas. Tuo te noriu pasakyti, kad Lietuvos toj politikoje, vadinamai šiuolaikiniai, pačiai pozicijai vietos nėra. Ir tol, kol neturėsime socialinės bazės, tai yra plataus palaikymo, plačios atramos, ar viršuj, ar apačioj, viršuj, kad turėtum, taip sakant, stogą, o apačioj, kad esant reikalui galėtum presuot, galėtum spaust tą į viršų. Tai niekur nebus. Ir vėlgi, tos atramos bazės kūrimas, tai nėra trumpalaikės priešrinkiminės kampanijos klausimas. Tai yra ilgamečio, informacinio, kultūrinio, idėjinio, visuomeninio, praktinio darbo klausimas. Bet tuo, kaip bebūtų keista gal, aš jokių būdų nesakau, kad neverta palaikyti Vaitkaus, kad neverta jo reklamuoti, kad neverta rinkti parašų ant gatvės, pavyzdžiui, už jį. Aš manau, kad yra verta ir netgi labai verta su sąlyga, kad tai daroma blaiviai, objektyviai suvokiant realią situaciją. Tai yra, darant tai, žiūrint į profesoriaus Vaitkaus kampaniją, kaip į galimybę šviesti visuomenę, kelti sąmoningumą joje
atitinkamais klausimais mūsų šalies, mūsų tautos gyvenimo ir tos veiklos, ir to proceso, tai yra ir parašų rinkimo, ir apskritai agitacijos eigoje, kuo puikiausiai gali susiformuoti pradmenis organizacijų, politinių, švietėjiškų, visuomeninių, gal profsąjunginių ir kitokių. Nes tai yra puikia proga bendrauti su žmonėmis ir susirasti draugų. Pat elementariai susirasti draugų ir bendraminčių. Ir tai jau yra labai daug, nes žinant mūsų tos nesisteminės opozicijos didesnę ar mažesnę izoliaciją, mūsų marginalumą, tai yra mūsų buvimą pakraštyje, šitokios akcijos gali būti labai ir labai naudingos. Bet pabrėžiu, tik tuo vieninteliu atveju, jeigu jas žiūrima blaiviai, žiūrima adekvačiai, o ne rėkiant apie tai, kad štai mes ateisim, mes laimėsim, čia tas ar anas bus, suprantat, ir tada verkiant ir verkiant, kad oi, kaip mums nepasisekė, oi, kaip čia tie ar anie blogi, ir eilinį kartą paliekant krūvas naivių žmonių, apgautais ir nusivylusiais ne tik tai atskirų kažkokiu kandidato ar judėjimu, bet pačia, sakykime, visuomeninės tos veiklos ar pasipriešinimo idėja kaip tokia apskritai. Taigi, būtent tokiame kontekste ir išreiškiu tiek savo artimiausių draugų, bendraminčių, bendražygių palaikymą profesoriaus Vaitkaus kandidatūrai. Beje, prieš pereinant prie antrosios temos, kuri, kaip pamatysite, yra glaudžiai susijus su pirmąja, norėčiau dar pareplikuoti dėl Vytauto Mikalausko ir jo pozicijos. O būtent dėl jo išreikšto palaikymo generolo Tutkaus kandidatūrai į prezidentus. Mat, kai kurie kolegos labai jau garsiai kalba apie tai, kad štai šaunuolis atrodė buvo tas Mikalauskas, bet kokią velnę jis dabar pradėjo palaikyti tą į Tutkų, suprantat, kuris rusofobas, kuris už NATO, kuris už Ameriką ir taip toliau ir panašiai. Viskas aišku. Ir aš niekaip nepalaikau Tutkaus ir aš tikrai nepritariu šiuo klausimu išreikštai Vytauto Mikalausko pozicijai. Bet pakomentuoti noriu tai, kad mano gilių įsitikinimu yra labai ir labai blogas tonas, apskritai blogas stilius, bloga laikysena, kai tas ar anas žmogus, tas ar anas veikėjas yra visiškai nurašomas, apjuodinamas dėl vienos atskiros detalės, kuri kartais visiškai tikra, reali, kartais išgalvota ir išimta iš konteksto. Šiuo požiūriu noriu pasakyti ką? Noriu pasakyti tai, kad žvelgiant objektyviai, Vytautas Mikalauskas šiai dienai pagal savo erudiciją, savo žinias, savo bagažą ir savo gebėjimą tai perteikti gyvų žodžių kitiems žmonėms, tai yra, taip sakant, komunikuoti. Jis yra numeris 1 politikos apžvalgininkas šiandienos Lietuvoje. Ir žmogus, klausydamas Mikalausko pasisakymų, klausydamas jo laidų, ypatingai, jeigu pats nėra įgijęs, taip sakant, politikos, istorijos, socialinių, sakykime, mokslų pradžiamokslų, žmogus gali dėka Mikalausko labai ir labai daug išmokti ir pradėti formuoti tam tikrą savo pasaulėvaizdį. Nesakau, kad absoliučiai teisinga, tobula ar panašiai. Bet vis dėlto tam tikrą pasaulėvaizdį. Ir sakyčiau, pakankamai adekvatų. Nes kas klausot Mikalausko, puikiai žinot, kad jis tikrai, jis savo pasisakymuose tikrai neidealizuoja vakarų, niekam nepataikauja ir bando pateikti daugmaž, sakyčiau, tokį balansuotą, visapusišką tikrovės matymą. Ideologiškai jį laikyčiau tokiu itin seno kirpimo lietuviškų socialdemokratų, tokiu tautiniu nacionalsocialdemokratų. Pats asmeniškai irgi toli gražu ne visam jo požiūriui pritariu, nors labai daugam ir pritarčiau, bet tiesiog konstatuoju faktą, kad šiai dienai geresnio politikos apžvalgininko Lietuvoje, tarp taip vadinamų opozicionierių, nėra.
O tai, kad Mikalauskas išreiškė vienu ar kitu klausimu tokį ar anokį požiūrį, tai nesumenkina jo indėlio, tai nepaverčia jo nuliu. Na ir aišku, galima visaip spekuliuoti, ar kad jį ten kažkas reketuoja, ar kad jį kažkas ten papirko, ar kažką susitarė, o gal kad jis nuoširdžiai taip masto. Aš nežinau, aš jo asmeniškai nepažįstu, aš taipogi Gorienės komentaras TV vidaus virtuvės nežinau, aš tik puikiai suvokiu, kad Gorienė, kaip ir Janutienė, Orlauskai visokie ir taip toliau, užsiema visų pirma komercinių projektų ir kad viena vertus ji duoda Mikalauskui platformą, o kita vertus Mikalauskas be abejo jai surenka didžiulę žiūrovų publiką ir greičiausiai uždirba jos projektui neblogus pinigėlius. Ką be kalbėti apie tai, kad jis suteikia karštam komentarui gana solidų tokį veidą. Galbūt jie tarpusavį viduj ten yra kažkaip dėl generolo Tutkaus to susitarę. Galima spekuliuoti, bet tai ir yra tik spekuliacija. Nei aš, nei kiti čia viešai apie tai kalbantis nežino. Bet moralas, taip sakant, to, ką noriu čia pasakyti, yra tas, kad verčiau patys dirbkim su savim, skaitykim knygas, dalinkime žiniomis su kitais, tobulėkim, aukim ir kaip piliečiai, ir kaip žmonės apskritai, kad galbūt kažkada patys galėtumėm priartėti, nors kažkiek, prie Mikalausko lygio šią prasme. Ir tada koreguoti tuos momentus, kur mes su juo nesutarėm. Nes tarkim 19 amžiuje, čia aišku, kalbam apie nepalyginamai didesnius žmonės, didesnius protus negu čia mus, kas pas mus čia vyksta, bet tai, kad pavyzdžiui Georgas Friedrichas Hėgelis buvo tuometės Prūsijos monarchijos, santvarkos ir valdžios, net ne tik kad šalininkas, bet kad Hėgelis pataikavo tiesiog valdžiai tuometai, ši aplinkybė visiškai netrukdė Karlui Marksui, jaunam ir revoliucingai nusiteikusiam vyrukui tais laikais, pripažinti Hėgelį savo mokytoją ir iš jo semtis, taip sakant, išminties. Niekas netrukdė. Tad verčiau ir mes į Mikalauską pažvelkim panašiai. Na ir apskritai, toji mada kai kurių mūsų kolegų juodai baltai vertinti skirtingus veikėjus pagal besikeičiančias savo emocijas ar tai, kas atrodo vienu ar kitu metu naudinga, imant tikras ar tariamas detalės ir ištraukiant jas iš konteksto. Ši mada niekur neveda. Ji yra destruktyvi, ji neproduktyvi. Ir ji daugiau pasako neigiamo apie žmogų, kuris tąją madą seka, negu kad tas žmogus pasako ar bando pasakyti apie kažkurį tai kitą veikėją. Na, bet tiek to. Pereikime dabar prie antrosios temos. Tai yra temos apie inteligentiją ir tai, kodėl manau, kad dėl esamos mūsų situacijos, mūsų atmosferos visuomeniai kaltesni esame mes, inteligentai, o ne toji paprastoji liaudis. Ir pereit prie šios temos norėčiau pakartotinai pabrėždamas, kad iš tiesų šiai dienai nėra ne tik tai socialinės bazės kažkokios, norint iš esmės kažką mūsų toj visuomeniai pakeisti, bet apskritai tokio dalyko kaip politiškai aktyvi, normali visuomenė, ar tojo pačio klasikinio marksizmo keliama klasinė kova, viso šito šiai dienai pas mus nėra. Nes turime negyvybingą, neaktyvę visuomenę, o nykstančią tam tikrą atomizuotų, suskaidytų individų masę. Ir šioji padėtis be abejo turi savo socialinės, ekonominės, demografinės priežastis. Tai yra prieš 30 metų toj mūsų Lietuvoje, ko nesunaikinta pramoninė, apskritai materialinė techninė bazė, ko pasekoje daugybė žmonių buvusių kvalifikuotais aukšto lygio specialistais paprasčiausiai tapo nereikalingi, ko pasekoje ši visuomenė buvo, galim sakyti, ko pasekoje ši visuomenė žymia dalimi tapo deklasuota, galime sakyti, ir šiai dienai te gali egzistuoti europinės paramos dėka, faktiškai kaip invalidas,
Pridėkime prie to, aišku, ir demografinę padėtį, kuri yra apverktina. Tai čia nėra ko stebėtis, kad pas mus nestebuklai čia ir vyksta. Bet vis dėlto, suvokiant, pripažįstant šias objektyvias sąlygas, yra ir tai, kas priklauso nuo inteligentijos apskritai ir nuo atskirų veikėjų, jai priklausančių, kaip asmenybių, kaip žmonių, konkrečiai. Susimastyti šią temą paskutiniu metu mane išprovokavo tokia nedidelė korespondencija su vienu kolega per internetą. Mat, aš jam išsiunčiau vieną savo nesenai padarytą vertimą. Išverčiau nedidelį tekstą iš rusų kalbos apie 20-ojo amžiaus pirmos pusės italų komunistų veikėją, o tuo pačiu ir vieną iškiliausių naujausių laikų mąstytojų, Antoniją Gramsci. O būtent apie jo vadinamąją hegemonijos teoriją, kuri, jei kalbėt labai trumpai ir supaprastinus, sueina į tai, kad jokia klasė valdanti, viešpataujanti, ar tai būtų vergvaldžiai, ar feodalai, ar reiškia kapitalistai, ar čia va dabar, sakykime, ta globali finansinė oligarchija, ar pagal klasikinę marksistinę teoriją proletariatas įvykdęs revoliuciją ir perėmęs valdžią valstybėje, ar pagal tarybinę praktiką toji partinė nomenklatūra. Bet iš esmės, bet koks valdantysis sluoksnis ir sistema santvarkai tvirtinanti tą įvaldymą laikosi ne tik ekonominiu ir politiniu pagrindu, ne tik tuo, kad jų rankose yra pagrindiniai ekonominiai svertai, pagrindiniai politinio valdymo svertai, kad jie turi, taip sakant, prievartos monopolį savo rankose, kad iškilus reikalui, kad kažkas nepaklūsta jų tvarkai, kad jie gali panaudoti kariuomenę, policiją ir taip toliau. Ant durtuvo, kaip sakoma, juk ilgai neišsėdės. Reikalingas yra aktyvus gyventojų, aktyvus tos visuomenės narių sutikimas. Reikia, kad tam, kad santvarka būtų stabili, tai, kas yra paranku sistemai ir valdančiam sluoksniui, turi sutapti su tuo, ko nori patys valdomieji. Kitaip tariant, tauta turi ne šiaip būti valdoma, ji turi norėti būti valdoma. Ir tas norėjimas yra įtvirtinamas būtent per konkrečios visuomenės kultūrinį kodą. Kitaip tariant, kasdienis gyvenimo būdas, elgesio normos, papročiai, religijos, filosofinės, moralinės idėjos, kurios didžiąja dalimi įeina į žmonių gyvenimą ne per kažkokias sudėtingas teorijas, o per pilką kasdieninę praktiką, būtent šioji kultūra ir apsprendžia žymia dalim ir apskritai visuomenės, ir konkrečių žmonių sąmonę. Ir tiek istoriškai atgyvenusios, sakykime, bankrutavusios moraliai klasės, kaip kad dabartiniai pasaulio šeimininkai. Tai tiek jie, norėdami išlaikyti savo rankose tąją valdžią, tąjį viešpatavimą, tiek ir bet kas, kas nori išardyti tą jų viešpatavimą ir pakeisti pasaulį, norom ar nenorom, bet privalo skaityti su kultūros šiuo faktoriumi. Kitaip tariant, kad kova vyksta ne tik ekonominė, ne tik politinė, bet kad kova vyksta kultūrinė, psichologinė, dvasinė, galime taip sakyti. Yra ir toks lygmuo. Kitaip tariant, kad žmonių kolektyvinė sąmonė apsprendžia tam tikras prasminis laukas, ar agregoras dar vadinamas. Ir tąjį prasminį lauką kūrė ne kas kita visų pirma, o būtent taip vadinama inteligentija, kuri ir užsiima intelektualiniu, kultūriniu, šviečiamuoju darbu. Paprastai aptarnaujant vieną arba kitą stambesnę visuomenės klasę. Nes inteligentija pati kaip po tokia atskirai dar didelis klausimas, ar gali būti laikoma savarankiška klase.
Šiaip ar taip, tą į tekstą apie Antoniją Gramsci ir jo teoriją išsiunčiau kolegai ir jis man išreiškė tokią mintį, kad klausyk, Kristoferi, ar negali būti taip, kad tau šita teorija tiesiog yra paranki, nes ji įprasmina tavo veiklą ir tavo, taip sakant, gyvenimo tikslą, gyvenimo prasmę. Kitaip tariant, jis iškėlė mintį, kad galbūt aš pritariu Gramscio teorijai dėl to, kad ji yra savotiška mano pasirinkto gyvenimo kelio, mano, sakykime, polinkių, pomėgių racionalizacija. Tam tikras racionalus, greičiausiai ne visai racionalių polinkių ir siekių pateisinimas mano galvoje. Na ir čia šio požiūrį tikrai nesiruošiu viešai į save gilintis, kapstyti kažką ir nemanau, kad daugumai jūsų tas būtų įdomu. Bet kaip ten bebūtų, norėčiau padaryti du principinius pastebėjimus. Tai yra pirma, kad Gramscio teoriją aš pats nagrinėju ir bandau pagal savo gebėjimus taikyti, nes laikau ją objektyviai teisinga. Tai yra, aš manau, kad tai iš tiesų yra naudingas instrumentas, naudingas įrankis, naudinga metodologija, sakykime, nagrinėjant daugelį procesų, tiek praeities, tiek dabarties. Pavyzdžiui, galim imti tą pačią Tarybų sąjungą, Tarybų sąjungos sužlugdymą, sunaikinimą. Kaip buvo ruošiama žmonių sąmonė tam lūžiui, kad jie priėmė privatizacijas ir išvogimą visko visiškai nepasipriešindami. Kad jie išsižadėjo ir dargi apjuodino kaip paskutinės šiukšlės idealus, kuriems ko ne visą gyvenimą, pavyzdžiui, prisiekinėjo ištikimybę. Ir taip toliau ir panašiai. Arba kaip šiai dienai mūsų akivaizdoje, ypatingai vakarų pasaulyje, yra stumiama taip vadinamoji LGBT ideologijos darbotvarkė, kai irgi žmonių kultūrinis kodas yra visiškai perdirbamas, ko pasekoje jie pradeda pateisinti ar net aktyviai remti dalykus, kurie prieš tai būtų tiesiogiai konfliktavę su jų, sakykime, sveiku protu. Tad tai būtų pirma. Na, o antra, tai Gramsci teorija kultūrinės hegemonijos yra ne tik instrumentas, grinai praktinis, pažinimo prasme, bet tai yra viena iš tokių teorijų, kurios žmogų suaktyvina, kurios jį įpareigoja, kurios jį skatina susiimti į rankas ir prisimti atsakomybę už save ir už savo gyvenimą, kaip tiek ir ypatingai kaip piliečio, kaip visuomenės, kaip tautos nario. Ir apskritai, sakyčiau, kaip žmogaus. Ir šiuo požiūriu ji yra labai ir labai aktuali, svarstant klausimą dėl inteligentijos rolės, dėl inteligentijos atsakomybės. Ir norint tai suprasti, ką čia turėjau omeny, galima pasižiūrėti į pavyzdį istorinį iš tojo pačio kairėje socialistinio, komunistinio darbininkų judėjimo istorijos. Tai XIX amžiaus gale Vokietijoje buvo toks veikėjas, žydų tautybės beje, Eduardas Bernšteinas, kuris buvo vienas žymiausių tuometės Vokietijos socialdemokratinės partijos veikėjų. Turėkite omeny, kad tais laikais socialdemokratai ir komunistai nebuvo išsiskyrę principialiai. Socialdemokratais save vadino tais laikais žmonės, kurie pasisakė už radikalią esminę revoliuciją, už visišką visuomenės pertvarkymą. Kad ir tas pats Leninas, Vladimiras Iljičius, buvogi socialdemokratas. Na, bet čia nežinantiems. Taigi, Eduardas Bernšteinas laikėsi požiūrio, kad galutinis tikslas tai yra socializmas, tai yra toji lygybės ir teisybės visuomenė, kurioje panaikinus ekonominį išnaudojimą būsės tuo pačiu išlaisvintas, suprantate, ir žmogaus kūrybinis potencialas.
Tai tasai galutinis tikslas, anot Bernšteino, yra niekas. O judėjimas, patsai procesas, yra viskas. O procesu jis suvokia būtent profsąjungas tuo metu darbininkų ir jų kasdieninę kovą už didesnį darbo užmokestį, už trumpesnės darbo valandas, geresnės darbo sąlygas, kolektyvinės sutartis ir taip toliau ir panašiai. Kitaip tariant, už tokius grinai materialinio pobūdžio pagerinimus egzistuojančios kapitalistinės santvarkos rėmuose, bet kažko taip iš principo radikaliai nesiekiant pakeisti. Na ir kalbant ir apskritai, ir ypatingai apie tos revoliucijos ir naujos santvarkos klausimą, tai Bernšteino pasiekėjai laikėsi požiūrio, kad svarbiausia yra toji liaudis, toji darbininkų klasė ir jų stichinė, jų gaivališka veikla. Tai yra, jeigu darbininkai nenori tų socialistinių idėjų ir jiem to nereikia ir jiem užtenka, suprantate, kad jiem duos daugiau pinigėlį tiesiog. Ir jie palaiko visą tą santvarką, visą sistemą. Tai jeigu nenori, tai vadinasi ir nereikia. Nereikia jiem to kišti. Vadinasi, jie prie to nepribrendę, jie prie to nepriaugę ir jeigu kažkas tame yra ne taip, o be abejo tokioje visuomenėje labai ir labai daug kas bus ne taip, tai mes, tai yra tie lyderiai, inteligentai vadinami, mes dėl to nekalti. Mes kaip Poncijus Pilotas nusiplauname rankas ir sumetame viską ant kitų. O tuo tarpu visiškai priešingai Bernšteinui turime 1902 metais išėjusiai knygoje, tiksliau brošiūroje, ką daryti, što dėlat, rusiškai, iškeltą Lenino teoriją apie taip vadinamą naujo tipo partiją, kurioje yra konstatuojama, kad vienoje pusėje turime, sakykime, materiją, tai yra tai stichinį, gaivališką darbininkų judėjimą dėl jų materialinio gyvenimo sąlygų pagerinimo, bet norint pakeisti iš principo patį gyvenimą ir panaikinti, sakykime, blogybių priežastis, reikalinga pakeisti pačią santvarką, pačią sistemą, kas yra jau ne šiaip ekonominis ar tik siaurai teisinis, juridinis reikalavimas, kas yra politinis tikslas, kam reikalinga perimti politinę valdžią konkrečioje šalyje. Na, o tokiam siekiui be abejo reikalinga ne tik organizacija, ne tik kadrai atitinkami, bet ištisa pasaulėžiūra, idėja, koncepcija tam tikra. Ir Leninas konstatavo, kad toji darbininkyje pati iš savęs, pati savaime kaip po tokia, ji nepajėgi pasiekti tokio sąmoningumo lygio, net nekalbant apie politinę organizaciją ir sėkmingą kažkokią politinę kovą. Dėl banalios priežasties, kad tie žmonės įsisukę ant tiek smarkiai į tą kasdieninį gyvenimą, į tą kovą dėl išlikimo, kad jiems dažniausiai ne iki to. Nekalbant, aišku, apie tais laikais buvusius aktyvistus, kurie, nežiūrint ir sunkių gyvenimiškų sąlygų, skirdavo laiką skaityti knygas, tame tarpe tą patį gan sudėtingą Markso Kapitalą, kas, aišku, šiuolaikiniai mūsų vartotojiškoje visuomeniai būtų jau be galo sunkiai įsivaizduojama tarp tų darbininkų, bet tokie laikai visgi buvo, tai nekalbant apie tas išimtis, daugumoje visgi taip. Ir ryšim su tuo Leninas iškėlė labai aiškiai inteligentijos vaidmenį, o būtent tos taip vadinamos progresyviosios, revoliucinės inteligentijos vaidmenį. Kad toji inteligentija, jeigu ji iš tikrųjų siekia tarnauti paprastam žmogui, tarnauti liaudžiai, kad pagerinti žmonių gyvenimą, kad pagerinti savo šalies gyvenimą visumoje, tai būtent toji inteligentija yra įpareigota imti ant savo pečių tą naštą, tojo idėjinio, konceptualinio, šviečiamojo darbo ir tuo pačiu organizacinio, praktinio, politinio darbo. Ir įnešti tą į sąmoningumą, ir įnešti tą organizaciją į darbininkiją, į proletariato gretas. Tuo būdu, papildant materiją, tą stichišką liaudį, idėją, papildant gaivališkumą, stichiškumą, sąmoningumu,
kurį nešti ir skaitėsi visų pirma inteligentijos uždaviniu. Na ir Antonijaus Gramscio hegemonijos teorija tai yra ne kas kita kaip šios lenininės teorijos tolimesnė plėtotė. Ja, aišku, padarant gerokai detalesnė, sudėtingesnė ir pervedant iš siaurai, galime sakyti, politinio lygmens į kultūrinį, psichologinį, apskritai dvasinį lygį. Tačiau esmė, jei kalbam apie praktiką ir apie tą įpareigojimą, tai ir yra būtent tame, kad šioji teorija sako tau, kaip inteligentui, kaip žmogui, kuris turėjo prabangą įgyti gerą išsilavinimą, prisiskaityti gerų knygų, bendrauti su protingais dėdėm ir tetom ir taip toliau ir panašiai. Ir turinčio laisvo laiko, jėgų ir noro užsiimti, taip sakant, intelektualinę tą veiklą. Tai aiškiai siunčia žinią tau, kad tavo brolių, tavo bendrapiliečių, tavo tautiečių, tavo žmonių likimas yra visų pirmiausia, kolektyviai žiūrint, istoriškai žiūrint, tai yra tavo ir tavo kolegų atsakomybė. Tai yra tavo ir tavo kolegų paskirtis šiame pasaulyje. Ir jei pažvelgsime ar socialistinius judėjimus, ar nacionalinį išsivadavimą judėjimus, ar bet kokius kitus, sakykime, tokius istorinius reiškinius buvusius savo vietoje ir laiku. Tai inteligentija visada ir eidavo į juos panašioje dvasioje. Aišku, aš šito nesakau, kad visų būta kažkokių tai didvyrių, nesavanaudiškų, ten idealistų, kovotojų ir taip toliau. Juk dar tas pats Kudirka XIX amžiaus gale pas mus rašė apie parsidavimą už trupinį aukso gardaus valgio šaukštą. Tas be abejo, miesčioniškumas, sumaterialėjimas, susmulkėjimas, tas visada buvo, yra ir greičiausiai kažkokia forma visada bus ir toji kova tarp žmogaus iš didžiosios raidės ir to parazito miesčionės, ji visada tęsis vienu ar kitu pavidalu. Bet vis dėlto tam tikra pakankamai žymi mažuma inteligentijos, kuri ne šiaip parduodavo savo paslaugas intelektualinės tam, kas daugiau moka. Kaip amatininkas parduoda savo produktą, parduoda savo paslaugą, tai taip ir inteligentas turgavoja savo intelektu, savo gabumais, savo žiniomis. Ir jam nesvarbu vertybinė orientacija, idėjinė orientacija, pilietinė pozicija. Tai visgi pakankamai žymi mažuma būdavo tokių idėjų, kurie imdavosi atitinkamai veiklos visuomeniniu pagrindu. Tai yra veiklos, kurios tu imiesi netgi tuo atveju, jeigu ji tau ir neatneša pinigų. Ir būtent tokie žmonės tapdavo naujųjų laikų, galime sakyti, prometėjais, naujųjų laikų šviesuliais, šviesos savo liaudžiai, savo žmonėms nešėjais. Be abejo, buvo reikalingos ir tam tikros ekonominės, socialinės, sakykime, prielaidos, nes badaudamas visgi ilgai neišsilaikysi, bet visgi labai daug lėmė pats tikėjimas ir teisingumo ir to nesavanaudiško, herojiško tarnavimo, liaudžiai tarnavimo tiesai idėja, kaip priešingybė tam miesčioniškam prisitaikymui ir ėjimui pasrovi vien tam, kad gautum duonos kepaliuką, kad gautum judą sidabrinį. Nežiūrint ką ir kiek šitai kainuos tavo sąžinė. Ir būtent tokie žmonės, taip veikdami, ir kurdavo alternatyves erdves, alternatyvus agregorius, kuriuose bręsdavo socialinio ir nacionalinio išsivadavimo procesai. Ar tai būtų Indijos nacionalinio išsivadavimo judėjimas iš kolonializmo, ar tai būtų revoliucija Kuboje, ar Rusijoje, ar daugybė visokių kitų. Bet pati esminė proceso struktūra daugmaž panaši. Tuo tarpu mūsų šiandiena yra tokia, kad bendras tas viešpataujantis agregoras, bendra toji kultūrinė, psichologinė, informacinė terpė,
Tai pabrėžiu, tai nėra netgi kažkokia kova tarp skirtingų partijų, klasių ar dar kažko. Tai yra daugmaž vientisa pelkė su tam tikra įvairovė, tam tikrais ypatumais, neesminiais, kur visi yra verčiami kiaulėmis. Visi tiesiog gyvena tą vartotojišką dirb, pirk, mirk gyvenimą, o jeigu ir negyvena patys to pasirinkdami, tai yra skatinami jį gyventi, nes tai laikoma norma. Ir visi tiesiog tirpsta, kol pagaliau ištirpsta tos pelkės srutose. Toji atmosfera be abejo visų pirma remiasi ekonominiu pagrindu, taip vadinama liberalia rinkos ekonomika, globalizacija, visokiais pramogų bizniais, žaisliukais, blizgučiais ir taip toliau ir panašiai. Bet tai remiasi ir tuo, kas vadinama kultūrinė industrija. Tai yra ir žiniasklaidos priemonėmis, ir mokymo įstaigomis, ir muzika, ir filmais, ir taip toliau ir panašiai. O kasgi visą tai daro, kasgi tai kuria, kasgi tai formuoja? Ogi inteligentai. Ir absoliuti dauguma inteligentų imasi kažką daryti, tik tai tuo atveju, jeigu jiem už tai mokami pinigai. Pinigai, aišku, daugiausiai mokami už tokį korporacinį, vartotojišką, miesčionišką šlamštą, kuris dažnai žmogų tiesiog bukina ir gyvulina, arba, sakykime, už nekaltas veiklelės, kurios niekaip nemeta iššūkio viešpataujančiai santvarkai, viešpataujančiai mąstysenai pasaulėžiūrai. Tai yra vienaip ar kitaip, tas inteligentas yra įjungiamas, kad palaikytų esamąją hegemoniją. Ir laikykit mane naivuoliu, idealistu, romantiku ar dar ko nors. Bet aš visgi lieku įsitikinęs, kad nors tai ir nėra absoliutus faktorius, toli gražu, tai nėra viską lemiantis faktorius, bet yra faktorius to, kaip mes, tai yra inteligentai, patys inteligentai žiūrime save ir savo misiją. Jeigu mes žiūrime save tiesiog kaip į amatininkus, kurie galim imti ir pardavinėti save ir savo gebėjimus, savo įgūdžius, tiesiog kaip prekę rinkoje, gaunasi viena. Bet jeigu mes priešingai savo misiją suvokiame, kad turim tapti prometėjais, žiniais, šviesos, susipratimo, žmonėms nešėjais, tuomet gaunasi visiškai kitoks rezultatas, visiškai kitokia laikysena ir visiškai kitokia savivertė, tarp kitko. Nes bėda yra ta, kad didelė dalis tųjų inteligentų, jų kaip inteligentų, kaip žmonių savivertė, yra visiškai sugniuždyta. Ir dažnas iš mūsų, kalbant netgi apie tuos, kurie laikosi šiai sistemai diametraliai priešingų pažiūrų, kartais, kad ir kairiųjų, socialistinių ir komunistinių pažiūrų, visa tai pasilieka tiesiog savo, gyvena tą vadinamąjį normalų gyvenimėlį, niekaip šitame nedalyvauja, palieka savo įsitikinimus, savo idealus, tauškalų, užstalės, čerkos, taip sakant, pašnekesių, o ne darbų lygyje. Ir tas gyvenimėlis bėga ir prabėga, nieko rimčiau nenuveikus. Jei ką, šituo aš nebandau kažkieno tai pliekti, ar juoba puoselėti utopinės nerealias viltis. Tai yra, kai aš kalbu apie inteligentijos atsakomybę ir apie suaktyvinimą, aktyvią rolę, kurią akcentavo tiek Lenino, tiek Gramsci teorijos. Aš nesakau, kad mes galim pūsti prieš vėją, pat tiesioginė to prasme, sakykim, ir imt ir daryti stebuklus, verst kalnus ten, kur tai yra objektyviai neįmanoma. Ne, aš jokių būdų to nesakau. Jeigu aš taip sakyčiau, tai aš nebūčiau konstatavęs šioj pačioj laidoj, kad šiai dienai jokių ten nesisteminių kandidatų pergalių nėra ir būti negali. Nes ir kaip moko kai kurie senovės išminčiai, ir kaip byloja karti gyvenimiška patirtis, tai šiame pasaulyje kiekvienam žmogui iš esmės viskas dalyjasi į dvi kategorijas. Tai yra į tai, kas nuo tavęs priklauso, tai, kas nuo tavęs nepriklauso. Nuo mūsų tiesiogiai tai priklauso mūsų pačių mintys,
mūsų pačių veiksmai, mūsų sprendimai, mūsų laikysena. O visa kita, kas vyksta aplinkui, kiti žmonės, įvykiai, orai ir taip toliau ir panašiai, tai nuo mūsų nepriklauso. Tai yra ne tuo atveju, jeigu mes galim savo veikimu tuos dalykus įtakoti ar formuoti, o galime. Bet jie nėra ir negali būti ir niekada nebus tiesioginėje mūsų valioje. Ir žmogui, norint ne tik pasiekti kažkokių teigiamų rezultatų, bet apskritai sveikai, darniai, dorybingai gyventi, save vesti, reikia šitą realybę, šitą tiesą kažkaip suvirškinti. Ir aš žinau pats iš savęs, tai labai sunkiai virškinasi. Sunku tai kartais priimti. Kai tu norėtum labai, kad būtų kitaip, bet yra taip, kaip yra. Tai aš nesakau, kad dabar, jeigu mes staiga imtumėm, pažiūrėtumėm viską kitaip, tai štai čia pakiltų, suprantate, žmonės į kažkokią revoliuciją ir čia pastatytų komunizmą, rojų žemę iš karto ir taip toliau ir panašiai. Ne, egzistuoja objektyvios, ekonominės, politinės ir kitokios sąlygos. Ir mes tas sąlygas turime objektyviai pažinti, mes turime jas studijuoti, nagrinėti. Bet jų atžvilgių, jų akivaizdoje mes patys renkamės, kuo ir kokiais būti. Mes galime būti arba tik pasyviais stebėtojais, statistais ir ištirpti procese, arba mes galime būti veikėjais. Bet norint būti veikėju, reikia pereiti prie to, kad tavo idealai, tavo įsitikinimai, tai yra daugiau nei užstalės ten čerkos pokalbių kažkoks tai dalykėlis. Kad tai yra esminis dalykas, kuris apibrėžia, kas tu esi, kad tai yra tai, ko tau reikia, ant ko pagrindo tu formuoji ir save kaip asmenybę. Ir jeigu turi šeimą, tai ir savo šeimą, savo vaikus, vertybinę sistemą. Tai yra ašis, apie kurią sukasi gyvenimas. Štai tada ir tik tada nuo tauškalų gali būti pereinama prie darbų. O darbai te gali būti adekvatus ir rezultatyvus, jeigu mes apsibrėžiame, kas nuo mūsų priklauso ir kas nepriklauso. Ir jau tame, kas nuo mūsų priklauso, tikslingai ir maksimaliai veikti. Tai yra, kalbant konkrečiai, šiai dienai Lietuvoje, ne tik jokių ten revoliucijų nepadarysi ar valdžių neiškovosi, bet apskritai, mano manimu, jokių tu ten partijų masinių nesukursi, tam nėra absoliučiai jokio pagrindo, jokių prielaidų, nei objektyvių, nei subjektyvių. Ir bet kas, kas tvirtina kitaip, yra arba naivus žioplys, dar nepraėjęs atitinkamo kelio, arba ir tokių taipogi vis dėlto yra apgavikas, kuris nori susikrauti naivių bendrapiliečių duodamus pinigėlius į savo kišenis. Taip sakant, žmogus, kuriam toji visuomeninė veikla, taip sakant, yra tam tikras asmeninis bizniukas ir nedaugiau. Tuo tarpu tai, kas visiškai įmanoma, visiškai realu šiandieninėje situacijoje, mano įsitikinimu, kuris paremtas ne tik teorija, bet jau palyginti nemažą praktiką, tai yra, pilnai yra įmanomas informacinis, švietėjiškas darbas. Pilnai yra įmanoma visuomeninė veikla, padedant žmonėm su teisinėmis problemomis, su darbo santykių problemomis, galbūt profsąjunginė veikla. Pilnai įmanomi kultūriniai, švietėjiški klubai, sava mokykla bendraminčių kuriama. Yra įmanomas apskritai sambūris žmonių vienijamų bendro, panašaus, prasminio lauko, kuris galėtų tapti visų pirma alternatyvia erdve, tai mūsų supančiai sistemai, ir tuo pačiu švyturiu, iš kurio eitų šviesa, eitų toji teisybė, toji tiesa, toji alternatyva melui mūsų supančiam, iš kurio galėtų dvasiškai, taip sakant, maitintis kiti žmonės, kuriem toji alternatyvi prasmė, toji alternatyvi informacija būtų aktuali, atrodytų reikalinga. Ir tam sukurti nereikalingi stebuklai.
Nereikalingi nei milžiniški pinigai, nei kažkokia tai Dievo ten piršto pagalba iš dangaus kažkokia išgalvota. Tam tiesiog reikia dirbti. Tam reikia noro, tam reikia valios, tam reikia sistemingo kolektyvinio darbo, kurį turi atlikti žmonės idėjiniai, bet tuo pačiu žmonės dalykiškai pasikaustę konkrečiose savo sritise ir pasidalinę atitinkamai, sakykime, tuos darbus. Čia kalbant apie žmonės, be abejo visų pirma turimi omeny inteligentą. Pabrėžiant, kad ir pagal tą patį Gramsci, kad inteligentas tai nebūtinai yra diplomuotas universiteto kažkoks ten absolventas, ten dėstytojas ar specialistas, ten inžinierius, filosofas, ten fizikas ar biochemikas ar panašiai. Inteligentas apskritai yra žmogus siekiantis pažinti esmę ir pasaulio ir savęs. Tai yra žmogus mąstantis ir žmogus reiškiantis pilietinę poziciją. Šia prasme, inteligentų ir galėtų, ir turėtų net būti idealė absoliučiai kiekvienas žmogus. Ir esamų inteligentų misija tikroji ir yra, ir te gali būti savo gretų plėtimas, tai yra inteligentų dauginimas. Na ir šiam kontekste, kalbant apie žmogaus asmeninę gyvenimišką laikyseną, manyčiau, galim pasiremti tuo pačiu hegemonijos koncepcijos kūrėjų Gramsciu, kuris vienam savo tekste, samprotaudamas apie savo mokslius žmonės, užrašė štai tokią mintį. Cituoju. Būtina ugdyti kuklius ir kantrius, kad ir baisiausių įvykių akivaizdoje iš nevilties nesuklupsiančius žmonės. Tuo pačiu lavinant proto pesimizmą bei valios optimizmą. Citatos pabaiga. Pakartotinai pabrėžiu. Proto pesimizmas, valios optimizmas. Tai reiškia, protu tu gali suprasti, kad situacija yra kraupi. Ir atminkim, šis žmogus daugybę metų sėdėjo fašistų kalėjime. Šis žmogus apskritai gyveno Italijoje fašistinės diktatūros sąlygomis. Taigi, proto pesimizmas. Tu nekurk savo pasakų, kad yra viskas minkšta, pūkuota, gražu ir viskas bus gerai. Tu priim kaip yra, netgi jeigu tai kaip yra visiška katastrofa. Bet valios optimizmas, tai yra suvokęs, kas priklauso nuo tavęs, imk ir padaryk maksimumą, kiek tu gali, to, ką tu privalai. Ir daryk ne šiaip savo, ne bet kaip, o daryk tikslingai, pagal tam tikrą sistemą. Ir pageidautinai kartu su tokiais, kaip tu pats. Na, tokiam kontekste, tai ir profesoriaus Vaitkaus prezidentinė kampanija ir apskritai artėjantis 24 metų tas rinkiminis maratonas, sakykim, tai puikia proga mums, kolegos ir draugai inteligentai, imtis konkrečių, visuomeniškų, proliaudiškų, patriotiškų darbų ir imtis jų, nebėgant priešais traukinį ar bandant kovoti su vėjo malūnais, bet laikantis ramiai, dirbant tikslingai ir siekiant to Gramscio įvardyto proto pesimizmo ir valios optimizmo. Taigi, tokia, sakykime, būtų mano pozicija, tokios būtų mano mintis tais dviem minėtais klausimais. Viską iš esmės, ką norėjau, pasakiau. Tad kaip visada, atsisveikinu, dėkodamas tiems, kas žiūrit, dėkodamas tiems, kas dalinatės, kas platinate šią medžiagą. Ypatingai dėkodamas tiems, kurie paremat šios medžiagos kūrimą, šią kol kas gan kuklę veiklą. Na ir linkiu jums visiems sėkmės. Būkit sveiki.